Atvykom, susiskirstėm kaip komanda, kas atsakingi už kokius darbus. Pratybos tam ir yra daromos, kad atrasti tas vietas, kur visą laiką reikėtų jas patobulinti. Galbūt reikėtų keisti ir tam tikrus teisės aktus, bendradarbiavimą su kariuomenė ir su kitom institucijom, kad būtų procesas lengvesnis, greitesnis. Projekto esmė ir tikslas yra pagalvoti ir apie silpniausius mūsų visuomenės atstovus. Tai yra žmonės, kurie turi negalią. Tik žmonės su negale, patys atvykę, patys dalyvaujantis gali parodyti, pasakyti, duodant grįžtamą ryšį, kokie tie poreikiai yra ar ne, kad ir kokia tai negalia būtų. Tai čia ir susirinkom galbūt tas problemytės patirti, nes tikrai nesuėjom visi ir tarnybos, ir mes kaip žmonės su negale, žinantys, kaip reikėtų elgtis ekstremalios situacijos metu. Pradžia buvo chaoso, nes pagrindinė klausimas buvo, kur gestų kalbos vertėjo. Padėjom įrengti vietas, kur sužeistuosius įkursime, suskirstėme vyrų, moterų zonas, neįgaliųjų zoną ir palydėjom sužeistuosius į jiems skirtas vietas. Tikrai labai geras įspūdis, buvo greitai suteikta pagalba ir atsitikus evakuacijai, žinau, kaip pasielgti. Čia patirtis kitokia, nauja, bet tikrai naudinga. Šita pratyba tikrai naudinga ir tikrai norėtųsi, kad kartą dažniau vieną, 2 kartus per metus. Tai mums svarbu būti kartu, nelaimės atveju, padėti silpnesniam. Šiandien mums visiems buvo garbė dalyvauti šiose pratybose ir būti naudingiems.